Ačiū už šį pasidalinimą, tęskime toliau. Jūs kalbėjote apie gyvenimą, apie visą mūsų bendruomenių gyvenimą pasaulyje šiuo metu. Tikrai susiduriant su daugybė situacijų, kartais norisi paklausti, o ką pasakytų Jėzus, ką darytų Jėzus šiuo metu? Tai sudėtingas klausimas, ypač susiduriant su dabartiniais sunkumais, polarizacija, net karais. Ir būtent šis klausimas yra Kiaros Liubik išeities taškas ištraukoje, kurią dabar išgirsime. Tai jos kalba Jamfest, tarptautiniame populiarų jaunimo renginyje 90 metais. Praėjo 35 metai, bet jos pasiūlymas vis dar yra neįtikėtinai aktualus. Pasiklausykime. Įsivaizduokime, kad prieš mūsų akis prabėga keletas šiandienos pasaulį atspindinčių scenų. Šalyse, kuriuose neseniai įvyko svarbių pokyčių, matome žmonių, džiūgaujančių dėl atgautos laisvės, bet kartu ir tokių, kurie yra išsigandę, nusivylę ir prislėgti dėl žlugusių idealų. O jei matytume vaizdus rasinių konfliktų, kuriuos lydi žudynės ir žmogaus teisių pažeidimai, arba nesibaigiančius konfliktus, kaip antai artimuosiuose rytuose, griūvantys namai, sužeistieji, žuvusieji ir nuolatinis mirtinų bombų ar kitų žudančių ginklų kritimas. Paklauskime savęs dar kartą, ką Jėzus pasakytų matydama šitiek dramų. Aš jums sakiau, mylėkite vieni kitus. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Taip, būtent šitai jis pasakytų, matydamas šias ir dar sunkesnes dabartinio pasaulio situacijas. Bet jo žodžiai nėra tik apgailestavimas dėl to, kas nebuvo padaryta. Jis kartoja juos ir šiandien, nes jis mirė, bet prisikėlė ir kaip pažadėjo, yra su mumis kasdien iki pasaulio pabaigos. O tai, ką jis sako, yra nepaprastai svarbu, nes šis mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau, yra pagrindinis raktas į kiekvienos problemos sprendimą, pagrindinis atsakymas į kiekvieną žmogaus blogį. Jėzaus meilės įsakymą pavadino savu ir nauju, nes jis yra tipiškai jo, nes jis pripildė unikaliu ir visiškai naujų turiniu. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau, sakė jis, ir atidavė savo gyvybę už mus. Tačioje meilėje rizikuojama gyvybę. Meilės broliams, pasirengusios paaukoti gyvybę, jis prašo ir iš mūsų. Jam nepakanka draugystės ar geranoriškumo kitų atžvilgių. Jam nepakanka filantropijos ar vien tik solidarumo. Meilė, kurios jis prašo, neapsiriboja tik nesmurtu. Tai yra kažkas aktyvaus, ypatingai aktyvaus. Ji reikalauja gyventi nebe savo, o kitiems. Ir tai reikalauja aukos pastangų, ji reikalauja iš kiekvieno, užuot buvus bailiu ir savanaudžiu žmogumi, susitelkusių į savo interesus, savo reikalus, tapti mažais kasdienybės didvyriais, kurie diena iš dienos tarnauja broliams persirengę paaukoti net savo gyvybę jų labui. Ši jūsų tarpusavio meilė turės, sakykime, begalinės vertės pasekmių, nes ten, kur yra meilė, ten yra Dievas. Ir kaip pasakė Jėzus, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, tai yra jo meilėje, ten aš esu tarp jų. Jis pats veiks drauge su jumis jūsų širdise, net jis tam tikrų būdų sugrįš į pasaulį, į visas vietas, kuriuose esate, tapęs esančių dėl jūsų abipusės meilės, dėl jūsų vienybės. Jis apšvies jūs, kokios veiklos imtis, ves jūs, rems jūs, bus jūsų jėga, jūsų užsidėgymas, jūsų džiaugsmas. Taigi meilė, tarp jūsų ir meilės siejama daugybėje žemės kampelių, tarp atskirų žmonių grupių, tautų visais įmanomais būdais, kad meilės invazija, apie kurią kartais kalbame, taptų realybę. Taip pat jūsų indėlio dėka įgautų pavidalą meilės civilizacija, kurios visi laukiame.
Tam jūs esate pašaukti ir pamatysite didžių dalykų. Tarpusavio meilė kaip esminis atsakas į visą žmogaus blogį. Chiara Liubich visada sakė, mylėti yra menas. Jos knyga Meilės menas buvo išversta į ukrainiečių kalbą ir šiomis dienomis pristatyta Kijeve. Vietinė folklorų bendruomenė Ukrainoje, kurią sveikiname, nes jie mus stebi, atsiuntė mums šios vaizdus. Pažiūrėkime juos kartu. Norime papasakoti apie 2 jaudinančius koncertus, kuriuos nesenai surengėme kartu su šeimos ansambliu Zerno. Tai muzikantų šeima, kuri surengė koncertą Meilė turi daug vardų. Kartu vyko Chiaros Liubich knygos Meilės menas pristatymas. Šią knygą išvertėme į ukrainiečių kalbą. Karo metu ji pradėjo ieškoti idealo, kurio niekas negalėtų sugriauti, kuris liktų amžinai net ir tarp griuvėsių. Ir jį rado Dieve. Dramatiškoje karo situacijoje dainų ir Chiaros tekstų perduodama žinia leido pajusti, kad Dievo meilė visada yra su mumis. Netgi tamsiausiais momentais jis visada yra šalia ir mes galime patirti jo meilę visuose mūsų gyvenimo aspektuose. Per spektaklį supratome, kokie aktualūs šiandien yra Chiaros tekstai, atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvename Ukrainoje. Juose radome paguodą, išmintį, nurodymus, kaip eiti toliau. Todėl dirbti su Chiaros Liubich apmąstymais ir juos sujungti su mūsų kūrybingumu buvo labai graži ir didžiulė dovana. Visiems dalyviams ji paliko didelę viltį sieloje. Mums labai svarbus jūsų artumas ir maldos. Dabar norime įžengti iš vidaus, pažinti patirtį, kurią įvairių geografinių regionų delegatai kartu su generalinė taryba patyrė čia pastarosiomis dienomis. Pirmosios 2 dienos buvo skirtos dvasiniam susikaupimui. Tarp įvairių temų buvo ir Philippe Vandenhead bei vyskupo Brendan Leahy, kurie gilinosi į temas apie Dievo žodį ir Eucharistiją, 2 pagrindinius Chiaros Liubich patirties taškus. Paklausykime trumpo interviu. Norint suprasti Chiarą ir jos santykį su žodžiu, manau, reikia gerai suprasti kontekstą, kuriame Chiara gyveno, bažnyčios kontekstą prieš Vatikano II susirinkimą. Katalikų bažnyčioje buvo labai akcentuojamas katekizmas, žinios ir moralė, bet kur buvo Biblija, šventasis raštas. Chiara atneša naujovę, nes ji atranda Evangeliją, bet ne tik tam, kad ją skaitytų viena savo kambarėlyje. Ne, ji supranta Evangeliją, kad galėtų ją gyventi. Būtent ten prasideda jos patirtis. Ji sako, skaitydama Evangeliją, turėjau tiesioginį ryšį su Jėzumi. Suprasdavau jo mokymą, jo valią.
Be to, Kiara niekada nėra viena, visada šalia yra jos draugės. Kiara taip pat supranta, kad žodis yra skirtas ne vien juo gyventi, bet ir perduoti. Tai yra, gyvenimas žodžiu man padeda geriau suprasti šį žodį. Bet tai yra dovana, kuria dera pasidalinti su kitais ir atvirkščiai. Taip gimsta ši bendrystė, atsinaujina bažnyčia. Kiara Liubik labai mylėjo Eucharistiją. Žinoma, ir bažnyčia laiko Eucharistiją labai svarbia. Dar ir todėl, kad joje glūdi visas bažnyčios dvasinis turtas. Per pastaruosius dešimtmečius ekumeniniai dokumentai pabrėžia, kaip stipriai visos bažnyčios sutarė dėl Eucharistijos, o daugelis šventųjų ir teologų iš įvairių bažnyčių rašė šią temą. Žinoma, kaip ortodoksų bažnyčia myli Eucharistiją, tačiau Kiara Liubik pirmiausia Eucharistiją laiko vienybės sakramentu. Taip turime mylėti vieni kitus, nes tai yra pagrindinis krikščionybės įsakymas. Bet kad būtume viena, mums reikia kitos dovanos ir tai yra dovana, kuri ateina iš Dievo. Kiara apibūdina meilę vieni kitiems kaip asketinę krikščioniško gyvenimo dalį, bet yra ir mistiškoji dalis – Dievo dovana Eucharistijoje, kad taptume viena Kristuje. Mes gyvename krikščionišką meilę vieni kitiems. Taip, mūsų meilę užantspauduoja Eucharistijos dovana, kuri mus vienija. Po pirmųjų rekolekcijų dienų prasidėjo darbai. Bet kaip vyko susitikimas? Kokias temas buvo galima aptarti ir kokia buvo dalyvių patirtis? Pasiklausykime jų pasakojimo. Kastelgandolfe esame susirinkę 98 žmonės, 15 zonų delegatai atstovaujantis daugeliui šalių, kuriuose veikiame. Kartu su mumis yra generalinė taryba, kuri atstovauja įvairioms judėjimo realijoms, įvairiems pašaukimams ir judėjimo gyvenimo aspektams. Visa tai vyksta didelės bendrystės atmosferoje, dalinamės mintimis grupėse bendrai. Salėje nuolat bendraujame. Sakyčiau, kad tai yra bendrystė, skaidrumo, nuoširdumo ir todėl autentiškos brolystės atmosfera. Šis mūsų dvasingumas mus vis labiau skatina klausytis pasaulio. Sakyčiau, kad mes tikrai išgyvename šeimos patirtį su zonų delegatais, kurioje išryškėjo ne tik šviesios, bet ir šešėlinės mūsų istorijos pusės. Tačiau labiausiai mane nustebino tai, kad visa tai vyko pasitelkus dvejopą nuostatą, kuri man padarė didelį įspūdį. Pirmiausia, sąžiningumas. Sąžiningumas, su kuriuo žiūrėjome vieni į kitus. Sąžiningumas prieš save, prieš Dievą, bet taip pat ir prieš Dievo tautą. Kitas požiūris – atvira širdis pasauliui. Man patinka tai apibūdinti kaip misionierišką širdį, kurioje vėl į centrą grįžta žodžio vertė, žodžio skelbimo vertė. Juk Evangelija yra kažkas aktualaus ir mums reikia kažkaip tai patirti ir taip tapti patraukliais daugeliui. Šiomis dienomis atliekame naujo judėjimo centrų išdėstymo vertinimą, todėl visi dalyjamės įvairiose pasaulio vietose įgyta patirtimi. Pavyzdžiui, aš esu iš Pietų Kūgio, kur turime mūsų miestelį. Marijapolis Lyja. Pastaraisiais metais stipriai jautėme, kad nors Marijapolis visada buvo matomas kaip jaunimo miestelis, per pastarosius 2 metus prisijungė kelios šeimos, keletas jaunuolių, vienuoliai ir kunigai, kad galėtų prisijungti prie šios patirties. Iš visų temų, kurias aptarėme šiomis dienomis, galbūt labiausiai mane palietė mūsų naratyvas. Naratyvas, kurį trokštama perteikti, tai yra šio veikimo istorija su jos šviesomis ir šešėliais. Buvo atliktas darbas, mes galėjome jį perskaityti, apmąstyti, gilintis, pasidalinti tuo, ką šis skaitimas reiškia kiekvienam iš mūsų. Jei pateikėme veikimo istoriją, savo istoriją su šiomis šviesomis ir šešėliais,
Tikrai ir šie netikintys bičiuliai pajus, kad tai yra ir jų istorija ir jie gali eiti šiuo keliu. Įėję pro šios vartus turėjome progą apžiūrėti Vatikano sodą. Mums šie sodai buvo labai malonus atradimas. Jie šiandien atspindi Laudato Si raginimą, liudijimą. Toks sodas gali išreikšti Dievo kūrinijos dovaną. Susitikimas buvo vertinga proga rengiantis Generalinei asamblėjai. Mums pavyko pasidalyti idėjomis, perspektyvomis, taip pat tuo, kokio pasiruošimo asamblėjai norėjome. Mums atrodo, kad visą šį kelią lydi 3 pagrindiniai žodžiai – klausymasis, nuolankumas ir vienybė. Šiuo atžvilgiu mus pasiekė ne vienas pasisakymas, ypač iš tų, kurie šiuo metu nėra judėjimo struktūrose, bet norėjo prisidėti, dalytis savo patirtimi. Pagrindinė tema buvo dalyvavimas. Pasitelkdami įvairias priemonės, stengiamės užtikrinti, kad visos bendruomenės galėtų dalyvauti. Ir galime pasakyti, kad daugelį vietų jos jau mobilizuojasi. Galime pasakyti, kad tai vilties kupinas etapas, nes matome, kad šiandien visi šie žmonės, daug klausydami, stengiasi kartu suprasti, ko Dievas šiandien prašo iš mūsų visų gyvenančių vienybės charizmą.